Ir pas mane yra toksai klausimas. Mes kiekvieną žinom savo balsą, kaip jis skamba viduje. Taip? Nežinau kiekvieną. Kai įrašas juostoje, telefonė netyčia save išgirstam, jis yra kitoks. Lygiai taip pat, bet aš bendrauju su klientais, taip, gaunasi tokia situacija. Jie išdūšia su žmogumi bendraujant. Jie kažkaip tai nusiteikia kaip ir geranoriškai jausmai, bet iš kūno išeinančios emocijos gaunasi atvirkštinis, kaip veidrodinė situacija. Ir dažnai būna, žinai, pažįsti žmogų, žinai, kad jis daro gerai, kad jisai rūpinasi, bet aplinkiniai pagauna vibracijas pasikėlimo, padlaižiavimo, išsiaukštinimo, kažkokios vibracijos trukdo. Ir va aš informacijos niekaip negaliu rasti, kodėl. Lygiai kaip balsas kitoks, lygiai taip pat ir emocijos. Ir labai daug žmonių, kuriem trukdo gyvenime. Jie supranta, kad sako, kad žmogus, aš stengiuosi kitiem padaryti gerą, o man sako, nesikišk, nes tu kažką negero padarai. Arba būna žmona sako, kad aš noriu išsiskirti su vyru. Ir kai sužinau, kokiam jisai energetikos sluoksniui priklauso, aš suprantu iš karto, jisai niekada jūsų neišduos. Bet jisai rūpindanis, ja, būtent ten stengiasi, klausia ten dėl arbatytės padaryti. Jinai pagauna vibracijas ir galvoja, kad jisai neištikimas. Ir kažką pridirba, nori užglaistyti. Vat kodėl gaunasi tokia situacija, kad išorė ir vidus kažkokia riba ir gaunasi priešpriešą. Gerai. Ačiū už klausimą. Tai kaip vieną iš tokių kelių, kokie galima iškoti atsakymą, tai kada mes sakom, aš jau pasakiau, kad yra 16 pagrindinių taškų, su kokia mes dirbam. Tie taškai yra galima per visą kūną nuo apačios iki galvo užfiksuoti. Ir paprastų dalykai tada, kada du pasauliai nesujungiasi, dažniausiai būna taip, kad vienas žmogus, kaip jums sakiau, galima galvoti ne tik šitoje vietoje, bet skirtingai. Tai pirmiausia, reikia tą stotelę ir tą radiją įjungti į vieną bangą. Tai kad įjungti į tą vieną bangą, aš moku, kad žmogus turi išmokti nuo pati apatinio iki pati viršutinio, priklauso nuo vietos, nuo poreikio, prijungti save. Dažniausiai, pagal tos konfliktus, kokį jūs sakot, dažniausiai gali būti taip, kad vienas žmogus, kada ką nors daro, jis mąsto per šitą vietą, a kitas tuo pačiu laiku priimė per šitą vietą arba per šitą vietą. Ir tada jau bus nesupratimas. Tada jau bus nesupratimas, tada, kada mes sakom, kad aš noriu kaip geriau, gaunu to, ko gaunu. Tai reikia kažkiek iš savo pusės, čia mano toks atsakymas, kiekvienas turi savo praktiką. Tai pagrindinis tas momentas, jeigu pasakyti iš šitos praktikos, tas išmokti prisijungti prie kitą žmogų į jo bangą. Dažniausiai yra taip, kad vienas žmogus yra ant vienos bangos, kitas bangos yra tikrai skirtingi pasauliai. Ir vienas žmogus iš savo bangos nori tam ką nors gero padaryti ir kitas nori ką nors gero padaryti. Bet kada jį praeina, tai nesujungiasi kartu. Ir dėl to bus nesupratimai, kada atvyksta. Tada, kada jūs duodat nuo save energijos, atgal nieko negaunat. Tada yra konfliktas. Bet jeigu jūs duodat ir gaunat atgal, tada konflikto nėra. Tokie mūsų žingsniai dauguma yra. Jeigu, pasakysim, dabar pas mane yra paskaita, tai man aišku norisi, kad jūs išgirdėtų tą paskaitą. Bet jeigu aš skaitysiu paskaitą, tam vienas taip darys, kitas taip, trečias taip, dar vienas ką nors tam kavą gers, tada bus kokie nors konfliktai. Kaip? Nuo mane eina energija, nuo jūsų neeina. Ja? Tai panaši situacija ir asmeniniai santykiai, tai išmokti vieną ir kitą žmogų prisijungti prie tos bangos, ant kokį kitas žmogus yra. Čia galima daryti labai skirtingų būdų. Aš dar esu NLP meistras, tai NLP tam truputį kitaip galima čia paaiškinti, bet reikia to suprasti. Pirmas, pati prašiausias dalykas, kokį aš siūliu tokį situaciją padaryti, tai pas mūsų yra 5 pojaučiai. Ir vienas žmogus sakys tam, pažiūrėk, a kitas išgirsk mane.
tai vat, dažniausiai tokia pati minimaliausia problema galima jau čia rasti. Tai vienas žmogus vizualiai mato pasaulį, a kitas pagal garsą, a dar vienas pagal jausmą. Ir jį jau kalba skirtingus kalbus. Ir vienas kitas jau sunku suprasti. Dabar, jeigu paimti du skirtingi žmonės, jeigu vienas, pasakysim, informaciją visą gauna pagal to, ką jis mato, tai jam visada reikės kažkokią atstumą, kad matyt. A jeigu kitas viskas supranta gyvenime pagal jausmą, tam jam reikia kuo mažiausiai atstumą, kad pačiupinėtų. Ir dabar bendravimas su to žmonės bus labai juokingas, todėl kad vienas visą laiką eis į priekį, a kitas visą laiką eis atgal. Atrodo tikrai juokingai, bet čia, jeigu mes suprasim, kodėl taip veikia, bet pagrindinė, jeigu mes išmoksim, tuo pačiu laiku, jeigu tas žmogus, mažesnį lygį, tai reikia mums tą lygį padidinti. Jeigu jis pagal jausmą supranta pasaulį, tai reikia į mums į tą lygį nueiti ir pagal jausmą kanalą žiūrėti. Ja? Tai vat jūsų klausimas, tai vat galima tokiu būdu, bet atsakymas bus tikrai, kad tie skirtingi bankus dėl to. Aišku, kad gali būti, jeigu yra viena banka, tada yra supratimas, bet tada jau galima aiškinti situaciją, jeigu vienam patinka viena, kitam kitą. Bet pradžioje yra visada taip. A dar pradžioje? Viskas. Jau, baigiu. A dar pradžioje? Vieną momentą, tik vieną. Pagrindinė yra tokia, kad pagal energetiką ir vyras ir moterį turi tokią tašką, kokie jungia jo vyriškumą arba moteriškumą. Ir čia yra pirmas žingsnis į konfliktą arba ne konfliktą. Jeigu pas jūs kūnas moteris, tai reikia įjungti tą moterį tašką ir tada tikrai jūs maksimaliai paseksit šitą gyvenimą. Kada yra konfliktas, nesvarbu, šorinis ar vidutinis konfliktas, tada visą laiką pas mus įjungėsi tą tašką, kokia atsakinga už kitą pusę, pasakysim. Jeigu aš vyras, tada bus moterį taškas. Yra konfliktas. Tai, daug dalykų yra, kiekvieną situaciją reikia žiūrėti savo. Ačiū. Taip, ačiū Andžiui, kad čia